YouBeauty – mokslų paremta grožio filosofija, asmeninės konsultacijos ir odos priežiūros rutina pagal jūsų odos poreikius. Sužinok daugiau driu.lt. Labas vakaras, DTV ir merginos prie vairo žiūrovai. Sveiki atvykę į dar vieną automobilio bandymą ir merginų nuomonę apie jį. Šiandien išbandysim labai smagų, manau, Marija, automobilį. Taip, kurį, tiesą sakant, vis dažniau galima pamatyti bent jau Vilniaus gatvėse. Tai automobilis, kuris automatiškai atkreipia į save dėmesį dėl savo išskirtinio dizaino. Ford Mustang! Visada, kai yra spalva, yra visiškai gerai. Visiškai gerai. Kasdienai galima važinėti ir su paprastesniu, juodu, baltu, pilku, o vat pasismaginti smagu yra su ryškiu žydru. Taip. Oranžinė spalvytė mane nervina, kai aš matau tą žydrą spalvą, man norisi, kad kažkaip būtų tamsiau, gražiau, gal kristaliukų kažkokių daugiau pridėtų. Žodžiu, kad blizgėtų, kaip moterims patinka. Oi, tai pažiūrėk, vis tik nestogas čia sueina, yra viečikė. Ir šiaip nustebau, kad dar tiek vietos. Bet nemažai vietos, pažiūrėk, tikrai galima. Bet žinok, ir labai patogu sėdėti, nes tave vėl, sakau, iš galo šitaip apspaudžia. Nu, nėra labai blogai. Kokios patogios. Tikrai sėdynės labai patogios. Pasideginkim, paskutiniai vasaros spinduliai. Nu, labai stačiai sėdi mano pakeleivis priekyje, bet vietos yra. Man sakau, labai keistai, kai pamačiau, atrodo apdaila šita raudona spalva, kai Aš dar išorė. turėjau įtarimą, kad gal šis automobilis yra apklijuotas, bet manau, kad ne. Šitos detalės iš tikrųjų glumina raudona spalva prie mėlynos, nu gal... Pjaunasi. Bet šiaip tai va, dar yra daiktadėžių čia, USB lizdas, keli čia pasidėjimo, USB lizdas čia, daiktadėžė standartiškai, kaip ir daugiau, ką čia dar pridurti, ar ne? Nenustebino, bet varkliukas atsiranda. Garsiuko biškelį trūksta, bet vis tiek. Štai galime nusireguliuoti savo namų vartus, kad atsidarytų ir nereiktų papildomo pultelio, veidrodėliai, O dar galima užslinkti stogą. Ai, veikia. Veikia, užsidarinėja. Daro. Ai, manęs laikas gąsdina šitas dalykas. Ir su rankinėlė turi pabaigti darbus. Kelionytė prasidėjo. Ir mūsų kelionė kol kas tokia... Aš taip patogiai sėdžiu, nežinau, Aš jau dabar irgi susitvarkiau taip, kad man būtų patogu, nes buvo labai žemai vairas, labai žemai sėdynė, nors aš labai mėgstu irgi pusiau gulščiom vairuoti priešingai nei Monika. Tai jo, tau čia žinok iššūkis bus, nes gan ilgas priekis. Ne, mes kai trasą išvažiuosim, tada apsikeisim, nebus tiek pavojų. Bet šiaip tai visai smagiai važiuoja kol kas, mes dar labai didelių duobių ir iššūkių neturėjom, bet tiesą sakant, labiau galvojau, kad girdėsis viskas iš išorės, o tiesą sakant, garso izoliacija nustebino, nes nesigirdi, kaip mašinos šalia pravažiuoja. Bet iš pačio automobilio tai norėtųsi šiek tiek daugiau Mustangiško riaumojimo. Nors kiek čia pas mus arklio galių? 310 arklio galių, iš viso 230 kW, tai... Bet kaip Amerikonui, tai 310 arklio galių, ten taip pat mažokas skaitos. Bet mes esam Lietuvoje. Tai... Labai maži veidrodukai. Mini. Ir tas mažas langelis, kuris tipo... Patolina, tai gliučina biškį. Matas, kad ne europietiška mašina šiaip. Jo, ir šiaip kaip 17 metų automobilis, tai... Padroštas. Nu, bet... Va, visi mygtukai čia nuo saulės išsilydė, pavyzdžiui.
Va, o šiaip tai ką žinau, man žinai, yra tokie automobiliai, kuriuos tu atsisėdi ir supranti, kad tau nėra jokio iššūkio vairuoti, žinai, nėra, kad kažkaip baisu, kažkaip galvoji gal gabaritai, kažkaip, na, aišku, čia irgi reikėtų priprasti, pavyzdžiui, jeigu ten lygiai greičiai, kur nors ten senamiestį reikėtų prisiparkuoti, reikėtų gal ten biškį labiau pasimusti. Bet va, tai tokį automobilį atsisėdi ir važiuoji. Man tai šitie mygtukai visą labai smagiai atrodo toks. Bet kuo šiek tiek didesnis greitis, nuriminį, kad ten ir 50 važiuojam, tai jau toks biški garsiau pradeda motoriukas veikti, tai smagiau darosi. Nu, man toks oldschoolinis automobiliukas, aš ne, žinai, kiek mieste matai, va, tu Ford Mustangu, tai atrodo, žinai, tu, wow, žinai, žvėriukas, bet iš tikrųjų tai, nu, jie tokie... Nėra, kad labai jau šiuolaikiškas automobilis, kai 2017 metam, ne? Bet vis tiek savo žavesio tikrai turi. Tik man žinai, kas labai keista, kad labai vidus su išorė nepriderintas žydras automobilis, o vidus tokia raudona apdaila, tai man jis turėtų būti. Apklijuotas? Gal, bet tai tada ir vidų reikia apklijuoti. Čia yra touchscreenas? O, čia yra touchscreenas. O kaip vairuojasi? Smagiai? Kažkas išskirtinio neįprastai? Kol kas labai išskirtinio paprastai va, po miestą važinėjant nepastebėjau. O toj labai norėsi, žinai, kažkaip važinėti, kad suprasčiau, kaip jis valdosi. Nežinau, aš sėdžiu patogiai, taip man apglėbusios mane sėdynės labai viskas. Šiaip jau sėdynės labai patogios, jaučiuosi komfortiškai. Tikrai prisikabinti nėra prie ko šitoje vietoje. Patogiai galima į kelionę leistis. Pajūri, tikrai, iš tikrųjų. Mes įsėdame į automobilį tokią nuo oro, tokios apsnūdusios, tai nepažadino jis mūsų, nes iš tikrųjų kol kas tai taip norėtųsi kažkokia didesnė įspūdžio. Man labai juokinga pavarų svirtis šitą. Kažkokia keistuolė. Nu, bet kad perjungtum, turi kiekvieną kartą paspaust. Atėjo laikas nusimti stogiuką, Marija. O, tebūnė šviesa? Iškart, vasarėlė. Bet šiaip oras, man atrodo, pats tas su kabrioletu. Ne per vėsų, ne per karštą, tik kad saulėta, tai reiktų akinukų. O šiaip tai jo nudegs. O žiūrėk, pagaliau galim taip filmuoti. Taip, ir neišpučia. Jo, vat su dulkėm kažkaip niekada nepaglau. Turint kabrioletą, jeigu važiuoji per žvyrkelį. Aš nepagalvoju, žinai, apie ką. Geriau reikia užsivilti. Kaip neapšika paukščiai? Nespėja, tu greit pralėki. Tai, pavyzdžiui, jeigu palieki su atviru stogu, tai gali tau sėdynės apvaryti. Oi, tai aišku, tai nereikia palikinėti. Morikadze apsikeitėm vietą. Taip ten keista iš tikrųjų važiuoti be stogo. Paskutinės vasaros dienos šiuo metu yra, kai mes filmuojame, tai reikia šiaip džiaugtis, kad saulė šviečia. Drugeliai skraido. Bet aš galvoju, gerai, aš jau net aš per arti prisikau. Per tokį orą, va taip pavažiuojant iki kokio net Kauno iš Vilniaus, tai blemba, saulės smūgį gali gauti. Ne, aišku, kad gali, tai gal taip nereiktų. Bet su kepurėgi nevažiuosi, nu nebent su ta beisbolka. Gal vėjas prapučia. Kabrioletas faina, kai yra ne per karšta, nes prie 3-4 nenorėčiau visai kabrioletė būti. Ir ne per šalta. Ir kai ne per šalta, jo. Kas galėtų vairuoti jį? Monika. Kaip visada visus. Norėtum tokio? Ką reiškia, ar norėčiau? Kartais norėčiau tokį pavairuoti. Bet ar visiškai tokio norėčiau, būtent šito kabrioleto? Gal ne. O šiaip tai kabrioletas yra gėris. Kaip sako, kam tau kabrioletas, pažiūrėk, kiek orai Lietuvoje. Bet tu turi galimybę nors kartais išvažiuoti su tokia mašina, o jūs neturit, tie, kas neturit. Bet kabrioletai turėtų būti kirpėjų baubas. Įsivaizduoji, pavyzdžiui, pas kirpėją su kabrioletu nuvažiuoja ir tau kaltūną valandą laiko. Arba po kirpyklos išvažiuoja ir... Sėdžiu patogiai ir už manęs jau visai gali tilpti žmogus, kuriam labai pūstų vėjas.
Monika? Jau man labai pučia vėjas. Bet kaip gerai džiovintų plaukus, įsivaizduoji? Vasaros galva išlėkia. Vasarą ryte, tai labai realus Ir variantas. tada irgi čiučiundra. Aš irgi va labai... Galiu va. Šitai tokia užtinus jaučiuosi. Kodėl net budina mūsų šitą mašiną? Mane tai pabudino viskas, kaip kai atsisėdau prie vairiuko. O šiaip kalbant apie mašiną, va, pagaliau. Valio, įjunkim sport maudą. Va dabar tai laikykis. O dabar laikau kamerą. Dabar laiky kamerą, nes važiuosim per gulintį policininką. Ring! Houston, we have a problem. Žinokit, šalta. Šalta, vėjukas ant maksimumo. Ir vėjukas iš išorės gaunasi irgi ant maksimumo. Bet smagu. Smagu, plaukų pilna burna. Aš toj atrajosiu plaukus kaip katinas. Rimtai. Kažkaip taip. Gal reikia pristatyti. Vakam reikalingas draugas Kad kabriolete. palaikytų plaukus. Aš šiaip galvojau, kad Monika laikysiu plaukus tau kitu atveju, bet kabriolete irgi galiu. Pasiaukosiu. Labai gerai. Bet dabar kaip gerai, žinok. Aš tikiu, dar galiu masažiuką padaryti, va. O kaip tu jautiesi, kad mes važiuojam, bet nematom kur? Nes važiuojam Čia ekstremalaus išbandymų metas, ekstremalių. Vairuok aklai. Va taip va ir gyveni, kai neturi stogo. virš galvos. Kalvos. Taip jau. Man tai vairuoti reikia. Toks jausmas, kad važiuojam 200 km per valandą. Ne, čia yra nesąmonė. Va taip, kai važiuojam sulindusios, nes kitaip labai plaukiai. Kaip gerai. Va, atradom variantą, kaip gali važiuoti kabrioletu, bet vis tiek kočiojasi tie plaukai gale, tai kažkaip taip. Na va, užsidarėm stogą su Monika, nes mes norim išbandyti, ką šis žvėrelis sugeba prie 0-100 bėgėjimuose. 685. 3, 2, 1, varo. Prasisuko ratukai. Nu, 731. Nu, bet čia buvo į kalniuką toks. Tu nori bandyti? Nu, norėčiau. Nu, pasiruošus? 3, 2, 1. Start. Sugebėto. 100 kilometers. 699. 6-9 danguje. Nu, greitis. Šiaip savo. Bet čia be jokių papildomų funkcijų. Tiesiog spaudžiant gazą, šis automobilis važiuoja taip. Kiek ten 300 arklio galių? 310 arklio galių. 310. Ford Mustang 2017 metų ir mūsų vertinimas. Išorė. Aišku, labai sportiškai atrodo, nu vis tiek jis patraukia dėmesį, Nu, taip. nori tu to ar ne. Ypač kai spalva ne kasdienė, ne pilka, ne juoda, ne balta, o ryškiai mėlyna. Bet vis tiek toks pats modelis, kad jis gal... Jo, jis atkreipia dėmesį. Turi savo žavesio nemažai, tai man išorė galėtų būti tikrai 8,5. Na, aš irgi apie 8 būčiau galvojus. Vidus irgi man nepasižymi kažkokiu labai išskirtiniu dizainu, bet man pagrindinis minusas tikriausiai yra, kad amerikiečiai nesistengia labai smarkiai su interjeru. Kaip 2017 metų, tai galėtų būti šiuolaikiškiau. Aišku, sėdynės gražios, labai patogios, bet vat, priekinė panelė, spidometras, kuris yra senovinis. Čia dar jeigu pusę velnio, bet šiaip tai tokį duočiau 8.
Aš duočiau 8,5, kaip ir sakai, kad čia gal nėra išskirtinis, bet turbūt išskirtinis vien todėl, kad jis Mustangas, vis tiek čia jam įprastas interjero vidus yra ir viskas, kas padaryta. Man labai dar patiko, kad gale iš tikrųjų yra nemažai vietos. Nu, palyginus kaip sportiniam automobiliui, tai tikrai tu gali susilpinti, jeigu ne žmonės, tai daiktus, gyvūnus ar kažką. Vis tiek kažkaip tokia papildoma bagažinytė. Tikrai taip. Nu ir emocija, tai atidarius stogą emocija atsiranda, uždarius stogo emocijos nėra. Karšta dabar. Tai jeigu vertintume kaip kabrioletą, tai sakyčiau toks aukso viduriukas 8, nes uždarius stogą jo nėra emocijos, atidarius yra. Nu tai va, tarp 5 ir 10, 8. Nu, tai pas mane vėl bus turbūt 8,5, labiau link 9, nes tikrai yra smagu, vis tiek į stogas nusiema, kaip pariaumojamas, biškelį man nepatiko, kad ją šiek tiek mėto. Va tas tokį saugumo jausmą atima, bet šiaip visumoje fainas automobilis, smagus, bet su ja yra smagu. Tai va, tai jeigu jums buvo kartu su mumis smagu, susitikime lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Per tu TV. Ir kas nespėjote pamatyti mūsų laidų, žiūrėkite mūsų YouTube kanale Urbs TV. Iki kito antradienio. Ate. Apie skylės. Taip, apie skylės pasišnekėk, bet mašina yra sukurta va taip. Nusiemas stogiukas ir atsiveria va toks gražus panoraminis vaizdas. Ir mes su Monika naiviai galvojame, kad iš tikrųjų, vat, nu, čia kažkokios detalės trūksta. Pasirodė, savininkas mums paaiškino, kad viskas netaip paprasta. Reikia atidaryti stogelį, atidaryti bagažinę, išsitraukti detalę ir įsidėti. Ir čia nėra kažkoks brokas, čia taip iš tikrųjų ir turi būti. Nu, žodžiu, jos gražiai gali pasisidėti. Monika gaila manikiūro, tai nekiša. Negaila man manikiūro, bet čia yra ką veikti. Jeigu nori, pati bandyk. Galiu. Va, žiūrėk, prisidėjo bendrom jėgom. Prabangiai ir atrodo, ne, o neskylė kažkokia, nes va, taip atrodo uždengta. O taip, gražiai savo atrodo, neuždengta, galima matyti visą mechanizmą. Driu Beauty – mokslu paremta grožio filosofija, asmeninės konsultacijos ir odos priežiūros rutina pagal jūsų odos poreikius. Sužinok daugiau driu.lt.